Sovietų sąjunga Lietuvos žmonės pradėjo verbuoti dar tarpukariu. Kiek žinoma, labiausiai sovietai mėgo verbuoti menininkus. Visiems puikiai žinomi rašytojai Kostas Kubilinskas, Salomėja Nėris ir kiti vykę parvežti Stalino saulės. Tai, kas dabar yra šnekama, kad jie ten nežinojo, buvo naivus ir panašiai, tai yra visiška netiesa, nes buvo užverbuoti gana anksti, su piniginiais atlygiais, su visa veikla. 40 metai ir Stalino saulės atvežimas jau buvo tik tai uogelės, o žiedeliai prasidėjo gana anksti, nes rusai dirbo gana intensyviai tuo klausimu. O tikslas buvo vėlgi, ką verbuoja. Jeigu verbuoja kariškius, kas irgi buvo, tai savaime suprantama, tai yra strateginiams planams įgyvendinti, tai yra krašto okupacijai, gauti bet kokius duomenis, bet kokius žinias ir tai palengvintų jų užduotis. Su menininkais kitas reikalas, vėlgi tai yra labiau visuomenės poveikis ir valios priešinti slopinimas per menininkus, nes jie, taip sakant, toks kaip ir tautos žiedas, kurie transliuoja savo mintis ir panašiai, ir tai plačiaja prasme veikia visuomenę. Žinoma, kad tarpukariu Lietuvoje veikė Vokietijos, Sovietų sąjungos, Lenkijos ir kitų šalių agentai. Jiems čia reikėjo pačios įvairiausios informacijos. Kiekvienas atvejis individualus, nes nelygu kokiom sąlygom užverbuotas. Ar tai kontrabandininkas, kuris vaikščiojo per sieną į Vokietiją, Lenkiją, ar tai buvo kariškis, kuris turėjo materialinių sunkumų, ar tai buvo šiaip žmogus, kuris buvo užverbuotas įvykdyti kokią vienkartinę užduotį arba tam tikrai funkcijai atlikti, pavyzdžiui, kaip ryšininkas tarp agento ir žvalgybos. Tai yra daug atvejų, jie visi labai skirtingi. Sovietų akiratyje buvo ne tik menininkai. Kariškiai, politikai, visi tie, kas galėjo daryti įtaką valstybės valdymui, buvo bandomi verbuoti. Jeigu kalbėti apie sovietinę žvalgybą, tai jis stengiasi turėti įvairiapusę agentūrą. Jeigu pats žinomiausias atvejas Klešinskio generolo atvejis, kuris 27 metais už šnipinėjimą Sovietų sąjungai buvo sušaudytas, bet šiuo atveju jo verbavimo pagrindai buvo jo šeima, kuri gyveno Maskvoje. Ir santykis su šeima čia jau buvo esminis, kuris motyvavo jį teikti informaciją sovietiniai žvalgybai. Iš kitos pusės reikėjo agentūros, kuri galėtų turėti tam tikrą įtaką sprendimų priėmėjams. Bet pabrėšiu, kad ne visos verbavimo operacijos pasisekdavo. Kiek teko matyti dokumentų, pavyzdžiui, 38 metais buvo paruoštas specialus, kabutėse, sutikimas, sakyčiau, delegacijai iš Kauno. Tačiau Sovietų sąjungoje tuo metu intensyviai prasidėjo valymai, kurie labai palėtė ir žvalgybas. Tai yra žvalgybų viršininkai, skyrių vadovai, visi darbuotojai praktiškai būdavo suimami, dalis jų sušaudyta ir tokios operacijos nutrūkdavo net joms neprasidėjus, bet jų aprašymai yra išlikę, norėta verbuoti būsimą Lietuvos premjerą ir paskutinį premjerą Merkį, ir matyti kitus asmenis. Verbavimai vykdavo ir sovietinės atstovybės Kaune patalpose, tam būdavo įvairios aplinkybės, sąlygos sudaromos. Pavyzdžiui, kažkokie minėjimai, lapkričio 7-osios, vasario 23-osios, kuriuose lankytis buvo kviečiama tuometinė Kauno politinė karinė viršūnėlė. Jie lankėsi, negaliu sakyti, kad ignoruodavo, lankėsi, nes Lietuvos užsienio politika tuo metu vis dėlto labai stipriai balansavo tarp Vokietijos ir Maskvos, tai Berlyno ir Maskvos, ir Varšuvos be abejonės. Verbuoti žmonės sovietams buvo būtina. Užverbuotieji ruošė dirvą krašto okupacijai. Be to, tokie asmenys labai padėjo ir po karo nuslopinti Lietuvos partizaninį judėjimą. Partizaninio judėjimo pabaiga buvo nuslopinta daugiausiai agentų smogikų rankomis. Tačiau jeigu kalbėti apie tiesioginį poveikį, tai yra fizinį sunaikinimą aktyviai veikusių partizanų. Nes kalbėkime apie jau pabaigą partizaninio pasipriešinimo, tarkim 52 metai. 52 metai ir aktyviai veikiantis partizanai, jie jau konspiracijos pamokas žinojo.
Jis buvo išmokę ir jų laikėsi, todėl taip ilgai ir išliko. Tie, kas nesilaikė konspiracijos, jie žuvo daug anksčiau. O agentai smogikai, būtent kas yra agentai smogikai visų pirma, tai yra sovietų užverbuoti, dažniausiai buvę partizanai, kažkada suimti, paveikti, užverbuoti ir nešiojantis Lietuvos partizanų uniformą, veikiantis miške, žinantis partizanų papročius, veikimo būdą, kalbą, kalbos manierą. Tai buvo kaip ir savi žmonės, tik tai dirbantis kitai pusėje jau, nes jie jau buvo užverbuoti MGB. Ir būtent paskutiniai partizanai didžioji dalis buvo arba suimti, arba nužudyti būtent tų užverbuotų agentų smogikų. Teko matyti Maskvoje dokumentus, kuriuose labai aiškiai buvo įvardinta, kokia operacijų, karinių operacijų sėkmė, kurios buvo nukreiptos prieš ginkluotą rezistenciją, sėkmė ir kiek priklausė nuo užverbuotų asmenų. Kadangi buvo įvairūs metodai taikomi, ten masinis valymas, ėjimas ten ištisom pulkų rikiuotėm per valsčius, ieškant partizanų, tai buvo įvardinta, kad vis dėlto didžioji dauguma jų nesėkmingos. O štai nedidelių grupių, žvalgybinių grupių operacijos veikiant su agentūra leido nukauti daugiau kaip 90% pasipriešinimo dalyvių. Tai yra jau ne atviruose mūšiuose, o ten, kai surandamos slaptavietės, bunkeriai, slapstymosi vietos, ryšininkai, kai dalis iš jų užverbuojami, tokiu atveju sudaromos galimybės, pavyzdžiui, kokios nors grupės, būrio likvidavimo, kai buvo rašomose tose dokumentuose, bet jų sėkmės procentas ne visada būdavo, aišku, aukštas, nes rezistencija turėjo savų būdų apsisaugoti, tik reikėdavo tų rekomendacijų laikytis. Na, pavyzdžiui, jeigu koks nors asmuo išnykdavo iš akiračio, tikėtina būdavo suimtas, pavyzdžiui, ryšininkas, reikėdavo labai greitai pakeisti slaptavietės, ryšių kanalus, bunkerius, persikelti į atsarginius, pagaliau turėti paruoštus atsarginius bunkerius ir taip toliau, kurio tas asmuo jau suimtas ir galimai užverbuotas nežinotų ir taip toliau. Tai yra buvo būdų apsisaugoti, bet vis tiek čia jau buvo dvikova, kuri intensyviai truko beveik 10-metį. Vienus žmonės užverbuodavo pinigais, karjeros galimybėmis, kitus kankinant. Dar kiti palūždavo grasinant jų šeimoms. Pavyzdžių ne vienas. Prieš daugiau kaip 10-metį Lietuvos gyventojų rezistencijos tyrimų centras atliko detaliuosius archeologinius Genio grupės bunkerio tyrimus. Kodėl mes atlikom tos tyrimus? Todėl, kad KGB bylose radome informaciją, kad nukautų operacijos metu partizanų kūnai yra užkasti toje vietoje. Tai mums leido tikėtis, pradedant archeologinius tyrimus, kad mes, kaip tikėjomės, rasime jų palaikus bunkerio erdvėje. Rasime, galėsime identifikuoti, pagarbiai perlaidoti. Ir ištyrę tą bunkerį mes pamatėme, kad ta bunkerio erdvė buvo tuščia. Mes palaikų neradome, bet yra teigiama to reikalo pusė, kad mes tikrai detaliai ištyrėme tą bunkerį su daugiau negu 1000 artefaktų, įvairių radinių, kurie mums leido rekonstruoti tiek paskutinį mūšį, tiek rekonstruoti, kaip tas bunkeris atrodė, koks ten buvo jų gyvenimas 52 metų pirmoje pusėje ir panašiai. Taigi tai grupiai, tai buvo Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinė Genio grupė. Genio, nes grupės vadas buvo Jonas Vaitkus Genys. Buvo vietinis gyventojas, gimęs 1920 metais Varėnos valsčiaus Mergežerio kaime. Vietas žinojo gerai, tai jam vėlgi padėjo partizaniniam pasipriešinime. Ir tai buvo grupė iš 5 žmonių. Įdomus buvo ir jų bunkeris. Jis nebuvo tradicinis, kai viskas užmaskuota po žeme. Tai buvo didelėje duobėje pastatytas namelis ir iš jo kyšojo tik samanomis ir augalais užmaskuotas stogas. Tokio pobūdžio slėptuvė leido užkluptiesiems turėti galimybę priešintis. Istorija vystėsi taip, kad 52 metais buvo suimtas Kazimieraičio rinktinės vadas, dar kelių grupių vadai, didžioji dalis žuvo, bet kai kurie buvo suimti ir būtent užverbuoti dirbti MGB. Ir jiems reikėjo kažkaip tai paimti tą grupės vadą Joną Vaitkų Genį. Ir jį naudojant jau eiti tolyn. Galutinis tikslas buvo Adolfo Ramanausko Vanago ir Sergejaus Staniškio Lyto suėmimas.
Jie tai galėjo padaryti per kažkokį tai irgi įtakingą ir pasižymėjusių partizaną. Taigi planas buvo paimti Vaitkų. Kaip jį paimti? Nes grupė labai stipriai laikėsi konspiracijos, iškilus mažiausiam įtarimų nutraukdavo bet kokius ryšius, neįdavo į kontaktą ir panašiai. Deja, buvo suimtas Kazimieraičio rinktinės vadas Juozas Putinas. Tai vyko 1952 metų vasarį. Ir iki 1952 metų gegužės jau buvo išdirbtas planas, kaip paimti Vaitkų. Tam jie surado viename Dzūkijos kaime Vaitkaus pažįstamus žmonės ir per jį paliko Vaitkų raštelį. Raštelis skelbia, kad kadangi žuvo daug kovotojų, Jonui Vaitkui Geniui yra siūlomos naujos, daug didesnės pareigos ir jisai yra kviečiamas į sutikimą su Kazimieraičio rinktinės vadovybė. Kiltų kuo mažesnis sutarimas, jam pačiam leido pasirinkti vietą ir laiką. Vėlgi susirašinėjant per gyventoją, kuris absoliučiai nieko nenutukė, nes pas jį ateidavo tie patys agentai smogikai apsirengę Lietuvos partizanų uniformą, palikdavo jam laiškus ir tas susirašinėjimas per, sakant, ryšininką ir vyko. Partizaninis judėjimas tai yra organizuota struktūra, todėl tikėtina tie subordinaciniai reikalai, o galbūt ir garbės troškimas, noras užimti aukštesnės pareigas, Joną Vaitkų Genį suviliojo eiti į tą susitikimą. Jisai paliko raštelį, kad 52 metų, gegužės 17 dieną, jis paskiria susitikimą, į kurį atvyks. Ir paskirtoje vietoje jau laukia agentų smogikų grupė iš 7 žmonių. 5 agentai smogikai buvo jau užsirekomendavę, patyrę, vykdantis ne pirmą operaciją. Kiti 2 buvo šviežiai suimti ir šviežiai užverbuoti. Ir būtent ta 7 žmonių grupė laukė Jono Vaitkaus Genio ateinantį susitikimą. Įtampa buvo be abejo didžiulė, nes tai yra 2 faktoriai. Jie nežinojo, su kuo ateis Vaitkus. Ar jis ateis vienas, ar ateis su savo grupe. Vėlgi, esant įtampai ir užtaisytiems ginklams, tai yra pakankamai svarbi detalė. Kita detalė buvo tai, kad 2 buvo šviežiai paimti agentai smogikai ir be abejo būdavo atveju, kai žmogus sutinka būti užverbuojamas, bet tik tam, kad pasitaikius pirmai progai galėtų arba atsukti ginklą į savo, taip sakant, verbuotojus, priešus, arba galbūt ir viskas bus tvarkoje, arba galbūt pabėgs. Taip sakant, įtampa toje grupėje buvo didžiulė ir ateina Vaitkus, ateina dviese su savo pavaduotoju Pugačiausku Perkūnu. Ir susitikimo metu buvo ta tradicija, kad ginklo broliai jie apsikabina susitikę. Ir būtent apsikabina jie ir vieno gniaužto nebeatsileidžia. Vaitkus yra verčiamas ant žemės, jo pavaduotojas yra iš karto nušaunamas. Ar toks planas buvo, jis buvo nereikalingas, ar tiesiog per didelė įtampa, ginklai užvesti, vienas paspaudimas ir nebėra žmogaus. Vaitkus yra suimamas ir iš karto prasideda tardymai. Jis buvo suimtas gegužės 17 dieną 52 metų ir jau mes matome jo bylą, mes matome tardymo protokolus. Iš gegužės 17 iki gegužės 18 prasideda tardymai ir klausimas, kur yra tavo grupė. Nes tam, kad jį panaudoti, reikia sunaikinti jo grupę. Nes tai yra liudininkai, kurie žino, kad jų vadas išėjo susitikimą ir negrįžo. Jeigu jisai negrįžo, vėlgi konspiracija išmokta per daug metų bylojo tai, kad jeigu jisai negrįžo, mes keičiam bunkerio vietą, mes paskleidžiam žinią, kad jisai negrįžo ir jeigu matysit jį su kažkokiais kitais, jisai jau yra įtartinas. Reiškia, tą grupę reikia sunaikinti fiziškai, kad jų neliktų. Vaitkus tardomas ir klausimas, kaip surasti jo bunkerį su kovos draugais. Pirminiai jo parodymai yra labai abstraktus. Neva ten kažkur miške paslėptas bunkeris su tam tikrų skaičiumi žmonių, bet tiksliai vietos neatskleidžia. Ir tada byloj atsiranda įdomus įrašas. Originalo kalba, kadangi bylos yra rusų kalba, tai skamba poslė sootветственная обработки. Lietuviškai tai būtų po atitinkamo apdirbimo. Galbūt taip išverst galima būtų. Po atitinkamo apdirbimo Vaitkus sutinka parodyti bunkerio vietą. Bet ir šitoje vietoje aš su, ko gero, geriausiai išmanančiu Dainavos apygardos
partizano istoriją, su Algiu Kašėta mes diskutavom, kas vis tik tai buvo tas atitinkamas apdirbimas ir kas galėjo priversti labai patyrusį ir kovų užgrūdintą partizaną atvesti smogikų grupę prie savo bendražygių bunkerio. Praktiškai atvesti grupę, kuris sunaikins tavo draugus, su kuriais daug metų petys į petį buvo kovota. Taigi Vaitkus turėjo žmoną ir 3 vaikus, kurie 46 metais buvo ištremti į Sibirą. Ir čia mes galim tik spėlioti, ar ta šeimos ir vaikų korta buvo ištraukta, ar buvo kažkokie kiti metodai. Faktas tas, kad tardymas labai trumpas, 17, 18, o iš 19 į 20 naktį jau jisai veda grupę į konkrečią bunkerio vietą. Tai reiškia, kažkaip jį apdorojo, apdirbo ir mums yra klaustukas, nes byloj to nėra. Bet mes galime, taip sakant, ekstrapoliuoti. Žinodami šeimą, 3 vaikai, dukra ir 2 sūnus, žmona, visi KGBistų rankose, ką jie galėjo sakyti, ką jie galėjo daryti, kaip galėjo grasinti, gąsdinti. Labiausiai tikėtina iš visų duomenų, kad buvo panaudota šeimos korta. Jonui Vaitkui Geniui matyt neliko kitos išeities, kaip tik išduoti savo draugus. Pabėgti būdavo neįmanoma. Apie okupantų tarnybų metodus istorikams papasakojo ir kiti suimti, bei vėliau sovietų užverbuoti partizanai. Teko bendrauti su tokiu Jonu Nuobaru Lyru, Kęstučio apygardos partizanu. Jisai labai konkrečiai pasako, kad kai jį vedė į pirmą užduotį, vėlgi jo nepasitikėjo, jisai buvo per kelnes kišenę, viela pririštas kaip šuva ir buvo vedamas. Jisai sakė taip sako, už kojos, bet labai tikėtina, kad ta viela ir per lytinius organus, per skausmingą vietą ir va taip, kad nepabėgtų. Tai labai tikėtina, kad Vaitkus buvo vedamas lygiai taip pat link bunkerio. Aišku, istorija baigėsi labai liūdnai, tas bunkeris buvo sunaikintas, partizanai žuvo, o Vaitkus buvo bandomas panaudoti toliau. Vėlgi pagal tą pirminį tikslą išeiti į ryšius su Adolfu Ramanausku Vanagu ir Sergijum Staniškiu Litu, aukščiausiais tuo metu tiek Lietuvos, tiek Dainavos apygardos Dzūkijos partizanais. Ir Vaitkus buvo priverstas dalyvauti dar vienoje akcijoje, kurios metu žuvo dar 2 partizanai, jau jam betarpiškai dalyvaujant. Bet vėliau įvyko įdomus dalykas, nes Vaitkus buvo areštuotas, nuteistas ir sušaudytas. Čia irgi yra klausimas, ar jisai KGBistų akimis ne itin uoliai dirbo. Ar jisai visą laiką, taip sakant, buvo per daug vargo dėl galimybės jo pabėgti. Vėliau, nuslopinus partizaninį judėjimą, buvo pasitelkiama propaganda. Partizanai vaizduoti kaip skriaudę žmonės banditai. Kai aktyviai veikė ginkluotas pasipriešimas, ta propaganda neturėjo tiek įtakos, tačiau vėliau, tas sluoksnis, apie kurį kalbat, jisai atsirado daug vėliau, 10-mečiais vėliau, nes vėliau, nužudžius paskutinį partizaną, propaganda ypač aktyviai plovė žmonių smegenis ir man teko keletą tokių atvejų išsiaiškinti, pavyzdžiui, kai šeimai buvo teigiama, kad jų artimą asmenį nužudė partizanai, o iš tikrųjų jisai buvo slapta suimtas ir mirė Minsko kalėjime. Ir daugybė tokių atvejų. Ir šiuo atveju žudikai dažniausiai kaltindavo savo nusikaltimais padarytais pasipriešimo kovotojus. O tie pasipriešimo kovotojai didžiąją dalim tai buvo jauni vyrai, be kriminalinės praeities, o būtent NKVDistai vykdė tos nusikaltimus. Jiems buvo iš esmės nusispjauti, kokio pobūdžio tie nusikaltimai, kuriuos jie vykdo, ar kankins žvėriškai, ar nužudys be jokių teismų ir tardymų, ar dar kokius būdus panaudos. Agentai smogikai buvo jų tas slaptas ginklas. Tik dalis iš jų buvo perverbuoti partizanai, kurie jau tebedėvėjo partizanų uniformas, bet dirbo kitai pusiai. Nedidelė dalis kiti buvo tiesiog specialiai apmokyti agentai, žudikai. Latvijų istorikai juos vadina agentais killeriais. Ir jų buvo daug. Jų mastai įvykdytų operacijų iki galo nežinomi, nes išliko labai nedidelė dalis.
archyvose tos informacijos, nes tai buvo labai įslaptinta dalis. Ir tie agentai, vėliau jau užverbuoti agentai, kurie baigė savo aktyvią veiklą, o jie baigė aktyvią veiklą tik 60-mečio pabaigoje, 58-59 metai, jie toliau buvo prižiūrimi iki pat, kaip sakoma, iki pensijos, iki šių laikų, iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Tuo metu verbavimas vyko labiau bauginimo forma. Tai yra, žmogus yra visiško jų kontrolėje, jam gresia galbūt mirties bausmė, jo šeima yra dažniausiai irgi MGB rankose, tai yra šantažas, tai yra grėsmė gyvybė ir panašiai. Dabartiniai Rusijos metodai yra naudojantis absoliučiai neribotų finansinių resursų. Tai galime kalbėti ypač apie vakarų politikų verbavimus. Tai yra neribotas finansinis resursas ir po to be abejo bet koks dalykas yra naudojamas toliau šantažuojant. Nes bet kokie piniginiai pervedimai, bet kokie perdavimai ar panašiai, jie be abejo yra fiksuojami ir tai yra priemonė tolesniam šantažui. Tai ko gero šitas yra, mano galva, svarbiausias veiksnys ir skirtumas tarp pokario laikų ir dabartinių laikų. Be abejo, vėlgi tai yra klasika, kai spec tarnybos žino žmogaus silpnybės. Žino jo silpnybės, galbūt kažkokius tai nuodėmes ir tai irgi gali būti panaudota labai sėkmingai. Tada nereikia ir finansinių resursų, jeigu žmogus yra padaręs kažkokių negerų dalykų valstybės atžvilgių ar, tarkim, šeimos savo atžvilgių, tai vėl panaudojama verbavimą. Lygiai taip pat kaip pakišti galima prostitutę, galima pakišti ką tik nori ir to pasiekoje šantažuoti žmogų. Nebūkime naivus. Tikrai esame Rusijos planuose. Tad susikločius aplinkybėms Baltijos šalis galėtų būti užpultos. Nuo tarpukario niekas nepasikeitė. Todėl nebijojama, kad žmonės Lietuvoje verbuojami ir šiuo metu. Vienas iš tų priešnuodžių tai yra Lietuvos istorijos žinojimas, be abejonės. Žmonės nežinantis Lietuvos istoriją arba žinantis ją iškraipytų pavidalo, kaip irgi minima, jeigu mes kalbam apie rezistenciją, tai būna taip numos ranka, žinom, jie visokie tenai buvo. Tai šiuo atveju jau mes turim variantą, kai žino tik iškraipytą versiją, nežino, kas iš tikrųjų tais laikais buvo. Ir čia aišku, nebūtinai ta kartų problema. Kartais jaunesni geriau žino, kas buvo tuo metu, negu vyresni, kurie savo laiko arba nenorėjo, arba negalėjo žinoti tos informacijos, arba buvo atsiriboję nuo tos informacijos žinojimo dėl įvairių šeiminių ar dar kokių nors priežasčių. Bet šiuo atveju, aš sakau, tai Lietuvos istorijos žinojimas vienas iš tokių priešnuodžių. Nors raginami to nedaryti, 10 000 lietuvių kiekvienais metais kerta Baltarusijos sieną nesusimastydami, kad gali tapti provokacijų aukomis. Sukūrus nebūtą nusikaltimą, tokius žmonės lengva užverbuoti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.